Sveiki vaikai, kadangi yra olimpinis mėnuo ir mes su Ieva šiandien jums parodysime, kaip pasigaminti labai skanų tokį glotnutį, bet aš jums dar parodysiu, kaip prieš glotnutį galima pasigaminti ir ledų, sveikų naminių ledų. Ieva, aš irgi manau, kad to įdomu. Labai įdomu. Gerai, pirmiausia, tu pasakyk, ar tikrai čia labai sveiki produktai ant mūsų stalo, nes mes visą laiką gaminame tik tai iš ingredientų, kurie mūsų organizmui duoda daug energijos ir daug, kaip sakoma, to power. Taip, iš tikrųjų ant stalo turim beveik didžiąją daugumą sudaro skaidulos, vaisiai, riešutai, baltymų pilnas šaltinis, tai tikrai produktai yra labai sveiki ir naudingi mūsų organizmui. Super. Kad mes pagamintume ledų, mums reikia tokio aparato, visi turbūt turite vienokį ar kitokį, didesnį ar mažesnį, bet čia yra, po to mes gaminsime su tokio kokteilinė, bet jos nebūtina, galite ir naudoti tokį mažą, jeigu naudosite mažą kiekį. Tai dabar parodysiu pirmą tokį triuką, kaip pasigaminti namuose ledų. Pirmiausia, jums reikia namuose užšaldyti bananą. Taip, visi žino, kaip atrodo bananas. Bananą svarbiausia užšaldant reikia nuimti žievę. Supjaustyti gabaliukus, padėti ant kažkokios tai formelės arba ant popieriaus sviestinio ir užšaldyti ir tada jie turi va tokius gabaliukus. Tada aš dedu į mūsų aparatą, tada įdedu norimų vaisių. Šiuo atveju mes čia turime šilauogių. Beje, kodėl aš darau? Čia mūsų laidoje visą laiką gamina svečiai. Taip. Kiek dedam? Dedam, kokius 6-7 šaukštus, priklauso kiek tu šaukštelį mažiukai. Tai daugiau. Dėk, aš pasakysiu, kada sustoti. Čia galite naudoti ir braškės, ir šilauogės, ir avietės, ir vyšnės. Svarbiausia, kad įvairiausių būtų uogų ir ypatingai bananų, nes bananas duos saldumo. Nereikės papildomai dėti jokio cukraus. Gerai. Ir dabar keletą vyšnių. Nes vyšnios yra rūgščios, tai jų labai daug nepridėkim. Užtenka, dar? Gal truputį, dar truputį. Ir gal visgi dar šilauogį truputį daugiau įdėkim. Ir šitas glotnutis yra geras tuo, kad jūs galite pasigaminti prieš pietus jį arba prieš vakarienę, tada, kada norisi lengvai užkasti, bet užkasti sveiko produkto. Ir dabar truputį įpilk augalinio pieno. Galite naudoti ir karvės pieno, ožkos pieną, bet šiandien mes turime avižų arba migdolų pieną, tai galime ir įpilti. Ne, mažiau negu pusę. Aha, užtenka? Taip, tada uždedam mūsų peilius, kurie padarys visą darbą. Štai taip, ir tada įjungiam. Taip, ir bandom. Taip. Taip, jeigu matot, kad kažkiek reikia padėti, tai tiesiog štai taip paplakite dar ir dar kartą. Nu va, viskas. Ledai paruošti. Dabar štai atidarom. Valia. Prašau, ragauk. Galima ragauti, ne? Geras, ne? Labai gerai. Ir sveiki. Ir labai lengva. Ir labai lengva ir paprasta. Paprasta. Bet, aišku, matot, ledai yra tiršti. O glotnutis yra būtent toks, turi būti kremiškas skystas. Tai mes papildomai įpilam augalinio pieno ir viską pabaigiam trinti tam, kad turėtume jau tokį kokteilį. Taip, viskas. Mūsų glotnutis paruoštas, bet žinai ką, ko mes dar neįdėjome? Mes neįdėjome špinatų lapų, nes visą laiką visi vaikai, jūs turbūt žiūrit, kad špinatus nenoriu aš valgyti. Žinokit, kodėl mums reikia špinatus valgyti, žinai? Jeva. Tai kaip žinom, kad špinatuose labai gausu C vitamino, kuris apsaugo mūsų imunitetą, kad būtumėm stiprus. Ir taip pat špinatuose yra daug geležies, tai padeda mums geriau jaustis. Treniruočių metu padeda geležis pernešti mums deguonį, tai špinatai tikrai augančiam organizmui tai labai būtina. Ir jeigu nemėgstate špinatų, tai žinokit, viskas susimals ir nieks net nepajaus. Bet visą gerą špinatų energiją jūs pasisavinsit, bus jūsų organizmas pasakys jum ačiū. Tai va, įdedam dar špinatų. Iškart galėjom dėti špinatų, bet tiesiog norėjau akcentą uždėti ant jų. Tai tada spaudžiam ir taip.
Viskas. Tai jeigu yra glotnutis, mes žinom, kad glotnutį serviruojame visą laiką stiklinėje, ane? Ir tiesiog štai supilam į stiklinę, matėt, truputį patamsėjo šiek tiek spalva nuo špinatų, bet ir tiek. Ir tada gerime arba su popieriniu šiaudeliu, arba be šiaudelio. Tai yra vienas patiekalas, bet galim padaryti ir kitą patiekalą, tai yra būtent tokį dubenėlį, madingą dubenėlį, kur su tuo dubenėliu mes gausime dar daugiau įvairiausių mikroelementų, vitaminų ir dar skaidulų. Tai naudosime granolą, ane? Granolą irgi gal papasakoti ir iš tai, kuo naudingi mūsų organizmui. Man tai glotnučiai su priedais, va ką mes matom, tai šiaip labiau mėgstu turbūt negu smoothie gerti dėl to, kad aš galiu jausti ir vaisių, kaip aš valgau, kaip kramtau, man duoda daugiau sotumo jausmo. Tai sakyčiau, kas mėgsta, pavyzdžiui, kaip ir trintos sriubos, ne? Ne visi mėgsta trintos sriubas, aš nelabai mėgstu. Tai va čia, manau, dvi labai geros alternatyvos, dėl to, kad gali arba išgerti, arba ir dar kartu ir valgyti. Nu, aišku, jeigu kažkur tai bėgi skubi, tai tu gali susiplakti ir eiti į gatvę ir gerti tada būtent glotnutį, o jeigu turi laiko pusryčiam arba pavakariam, tu gali tiesiog viską suvalgyti su šaukštu iš dubenėlio. Teisingai? Taip. Tai dabar reikia supjaustyti bananą. Nuluptašką jį prieš tai. Ir galite vėl naudoti vaisius, kokius norit, kokius mėgstate. Čia nėra kažkokios tai taisyklės, kadangi viduje naudojam bananą, tai aš čia papildomai irgi dėjau bananą, bet čia tinka ir mango vaisius, tinka ir tas pats apelsinas ir galite obuolį, kriaušę naudoti. Kuo įvairesnių vaisių naudosite, tuo įvairesnį skonį ir išgausite. Bet jeigu turite, pavyzdžiui, tik vieną vaisių, galite dėti tiesiog tik vieną vaisių. Tai į dubenėlį mes pilame va štai mūsų glotnutį, galime jo tada daugiau, jeigu tai yra jau toks patiekalas, tai mes jo kaip pagrindinis patį, jo, tai dedame jo daugiau pavalgyti. Taip, ir tada ant viršaus dėliosime papildomus ingredientus, kurie, tai va, dedame granolos arba sausų pusryčių, tik tai žiūrėkite, aišku, vėl, kad sausuose pusryčiuose nebūtų nereikalingų cukrų. Taip. Tada tu gali įdėti bananus. Bananai keliauja. Oi. Taip, viskas gerai. Skęsta. Viskas gerai. Taip. Taip, ir tada galime dėti vėl papildomų uogų. Taip. Tada galime jo įdėti. Čia jau šaldytus. Šaldytų galim nedėti. Šiek tiek vyšnių. Ir riešutų skaidulų papildomai, ir riešutuose tikrai labai daug gerų ir energijai palaikyti, kad galėtume būti žvalūs, stipri ir turėtume ir sotumo jausmą. Nu ir paskutinis, dėl dekoro šiek tiek galima užbarstyti kokoso drožlių, vos. Puikiai. Ir jeigu mėgstate dar, kad būtų estetiškiau, galite pabarstyti šiek tiek mėtų lapeliais, kurie turi labai daug kvapo, o kad tas kvapas dar labiau gerai pasijaustų, aš mėgstu 1-2 mėtų lapelius sutrinti tarp delnų. Iškart tokia gaiva, ne? Vasarą primena. Taip, tai va, bičiuliai, ragaukit, skanaukit ir pamatysite, kad visą šitą dalyką jūs galite lengvai pasigaminti ir namuose tiek vieni, tiek su tėveliais.